Labas rytas, sveikinu su jumis iš kovo 2 dienos, o jie dar tokia užtinus. Neseniai atsikėliau, užsimaudžiau. Vakar nieko nebenufilmavau, nes vakar tokia labai chaotiška diena. Reikėjo pusę dienos atidirbti. To variau apžiūrėti švenčių vietų ir daug visokių kitų žodžių. Toks bėgimas balaganas. Aš juokiuosi, kad aš per paskutinės 2 dienas suvaikščiau po 20 000 žingsnių, tai čia įprastai, jeigu kažkur važiuojam, turistaut. Tai vat maždaug tiek suvaikščiau, galbūt būna daugiau, bet tai jau jaučias ant kojyčių. Šiandien yra jau šeštadienis. Turėčiau vakarę susitikti, neturėčiau vakarę susitiksiu su savo draugė ta Eglė vėl. Varysim į naują restoraną Vilniaus. Visai excited. Toks šios kelionės atnaujinimas, pratęsimas, nežinau, galva tiesiog nebedirba, nori sugrįžti jau į savo rutiną, atrodo, čia tik keliom dienom iškeliauji, bet kažkaip vis tiek išsimuši. Ir sakau, jeigu pasilgsti savo rutinos, tai reiškia, ta rutina nėra tokia bloga. Liko paskutinės dienos, pirmanės, kaip jau minėjau anksčiau, neskaitau, nes ten atsikeli ryte ir tu jau tiesiog keliauji. Kelionė iš Lietuvos ir aš jau turėjau tokią grinai, skrydį, kad 11 valandą rugpjūčio gale, kai grįžinėjau iš Lietuvos, tai man labiau patiko negu gal kad iš Bostono, nes iš Bostono, kas man nelabai patogu buvo, kad tas skrydis buvo vakare ir mes nusileidom Kopenhagoje 12 valandą, tai maždaug tada tik norėčiau miegoti, toks nelabai pailsi. O dabar, kai skrisiu, tai aš čia visai esu prisitaikius su miegu, kažkaip gal tas šiek tiek ir buvo sunkiau ir ten, bet jeigu ištveri ir nueini miegoti, kaip aš, kad ten tik tai biškutį gal traukinį pasnaudžiu, bet po to normaliu laiku, tai visai greitai persisuka laikrodis, tai čia toks pliusas. Ir grįžu, sakau, tai kadangi normaliu laiku tas skrydis 11 valandą, tai daug lengviau paskui sugrįžti, nes tu irgi Lietuvos laiku būni apie 12 valandą kažkur nakties. Bet žodžiu, ten dar diena ir būna tikrai daug geriau, lengviau ir smagiau. Gerai, einam ir žiūrim, kur mus ši diena toliau nuves, nes paskutiniu metu toksai kaip ir galvoju, vis noriu pafilmuoti, bet ten vis eini kažką darai ir toks gaunasi balaganas. Kažkaip įsivaizdau, kai filmuosiu vlogą, kad bus toks labai viskas pažingsniui, paeiliui, bet, kaip sako, tu planuoji, o Dievas juokis. Tai va, tai gerai, einu, gal kažką užkasiu ir tik. O toliau tiesiau įvairių reikalų tvarkymą, kurie susijęs su mūsų švente. Ir kai netyčia išlindome į Gedimino prospektą, pamatėme, kad čia vyko kažkokio tai filmo filmavimas. Buvo visai įdomu pažiūrėti. Truputėlį nieko daug vėl nebenufilmavau. Bet žodžiu, nuvarėm į miestą ir ten rodžiau, kur kažkokie filmavimai vyko, šiaip visai gražus oras ir jau dabar esu susiruošus ir eisim tą naująjį Vilniaus restoraną. Tai žiūrėsim, kaip tam pasiseks. Tai žodžiu, susitiksim jau vėliau, kai jau būsim pakeliui į restoraną arba jau net ir vietoje. Eglė, kur eina? Šampano. Gersim šampano. Fancy, 2 damos. Ties mūsų rezervacijos laikui mes jau buvome viduje. Ši vakarienė buvo mano artėjančio gimtadienio proga dovana nuo Eglės. Tai labai ačiū, kad teko galimybę apsilankyti šiame be galo įspūdingame restorane. Kaip ramiai. Apsilankius šiame restorane, net jei nesate putojančio vyno ekspertai, be galo malonus personalas padeda viską išsirinkti ir suderinti. Mūsų vakarienę pradėjome nuo poros rūšių austrių. Hedži siūlo kelių rūšių austrės, tai išbandėme net porą skonių. Kadangi šis restoranas yra naujas ir siūlo be galo daug įvairių patiekalų, o mes norėjome kuo daugiau išbandyti, tai pasirinkome, kad išbandysime net keletą jų užkandžių. Visi užkandžiai be galo patiko, visi skirtingi ir be galo skanūs.
pagaliau atėjo eilė desertui. Vėl norėdamas išbandyti kuo daugiau, jų išsirinkome net porą. Yra dvi tokios privačiosios erdvės ir tuo pačiu mūsų viso Kedži akcentas. Mūsų restoranas yra apie tolimuosius rytus, apie Aziją. Ir Azijos atstovai kultūra labai gerbia ir myli paukščius. Ir jie tiki, kad paukščiai jų šeimom gali atnešti ir sėkmę, ir laimę. Mes norėjome čia tokios vietos, kur mūsų svečiai galėtų pasijusti tokiais paukščiukais ir galėtume jiems perteikti tą mūsų energiją. O po vakarienės yra galimybė, kad jūs personalas pavedžiotų po restoraną ir papasakoti daugiau apie visas jo detales. Tai turime savo dvi privačias erdves. Jau visiškai atskirtas nuo kitų. Labai viso gero. Nu tai Eglute, kokie tavo atsiliepimai apie Hedžį? Labai patiko. Man irgi labai patiko, aišku, maistas nėra pigus ir gėrimai. Mes bandėm hakint sistemą. Bet puikiai pavyko. Rekomenduojam patį pirmą užkandį, neatsimenam pavadinimo, su trumais, grybais, labai skanu. Jo, su fitaki grybais. Ir desertas su sezamų tais ledais, tobula. Šiaip viskas iš tikrųjų aptarnavimas jau toks over the top, kaip sakoma, ten jau virš visko. Mane tai šokiravo tos kankintų ančių kepenėlės. Sutraumavau Eglę, bandėme foie gras, man atrodo. Foie gras. In English, therefore, foie gras. Jeigu taisyklingai tariu, tai sutraumavau žmogaus visam gyvenimui. Bet štai kančios skonį. Jo, Eglės kančios skonį. Bet bent jau bus paragaus, jeigu daugiau ir nebenorės. Bet niekada nepamirš iš tikrųjų to skonio. Tų riebintų kepenėlių. Bet šiaip vertinu tikrai, žinai, neįsi kiekvieną kartą į šitą restoraną, bet kartą apsilankyti tikrai verta. Jo, tikrai labai visą kitą, tai labai patiko. Verta apsilankyti. Jo, tai va, tiek žinių iš šito restorano baigėme reportažą. Po vakarienės dar apsilankėme keliose baruose. Pirmasis buvo Naked Mule, kurio interjeras man be galo patiko, nes ten dominavo rožinė spalva. Taip pat jie siūlė be galo įdomius ir gana nebrangius kokteilius. Kai kurios kombinacijos tikrai mane stebino. Kokteilių kainos be galo geros, o ir kokteiliai labai skanūs. Taip pat užsisakėme porciją načių, kuri kainavo tik 8 eurus. Porcija buvo be galo milžiniška, o ir atrodė gana įspūdingai. Antrasis baras, kurį aplankėme, vadinasi Artifact. Baras mažytis, bet be galo jaukus ir siūlo taip pat be galo skanius kokteilius. Čia aš išsirinkau kokteilį, kuris vadinasi Barbės Kenas, kuris buvo be galo mergaitiškas, labai saldus ir be galo skanus. Ir paskutinis mūsų vakaro sustojimas buvo bare Potion. Baro atmosfera gana neįprasta, bet pagal baro tematiką, kas buvo smagu, jie turėjo taro, kortas ir kitų įvairių atributų. Labas rytas, sveikinu su jumis iš kovo 3 dienos. Šiandien yra sekmadienis, paskutinė mano kelionės diena Lietuvoje. Kai dabar esu pakeliui pas savo vėl tą pačią draugę Eglę. Nežinau, kodėl nustojau čia kalbėti. Tiesiog vidurį sakinio, bet galiausiai nukeliavau pas Eglę, kur smagiai praleidome popietę. Kartais smagiai leidžiant laiką tiesiog pamirštu pasiimti kamerą ir visą tai įamžinti. Bet buvo be galo smagu tiesiog pabūti. Tai ką, esu jau pakeliui namo iš Eglės, nieko nebefilmavau, tiesiog kažkaip taip netyčia gal žodžiai eidama užsukau į Maksimą. Pasimėjau porą dalykų, kuriuos mėgstam pasimti. Kai grįžtam iš Lietuvos, tai pakelis čipsiukų, saldainiukas koksai, kurio nėra. Taip ir praėjo visą beveik dieną. Tai reiks pabandyti skrauti ir tikėtis, kad tilps lagaminą, nes aš turiu tik 8 kilogramus. Tai visada iššūkėlis. Gal teks palikti. Kartais galvoju. Tai va, reikia
pabandyti perbėgti gatvę. Mano kinukai. Nu, labai gaila, kad daug negalima pasimti, nes atrodo ir to norėtų pasimti, ir to. Gal dabar šiuo momentu ir ne, bet aš žinau, kad kai grįžtu po kažkiek laiko būna užsinori kažkokio tai dalyko. Dar būdama paseklė, tikiuosi čia girdis viskas. Tradiciškai pasėmėm po kebabą, tai ačiū Egliai už pietus. Buvo labai skanu ir kaip bebūtų keista, šiaip vis daimu didelį. Šįkart mažą ir labai buvo sotų. Tai smagiai tiesiog pačilinom. Pažiūrėjom labai įdomią laidą. Prisikelimą šiaip rekomenduoju pažiūrėti, labai sudomino, reikia, sakau, grįžus pažiūrėti 1 ir 2 dalis dar. Ir dabar dar gal keliausiu kino pavasario kažkokį tai filmą. Tos paskutinės dienos tokios labai jau baisiai aktyvios. Vos spėjau sukti, sakau, lagaminą, kadangi nėra ten daug tų daiktų, nėra ko čia pergyventi, nes nėra ko dėti. Tai va, keliauju namo, biškį susiruošti, keliausim toliau užbaigti visą šitą kelionės sūkurį. Grįžus namo susiruošiau ir galiausiai išvykome į Vilniaus centrą, į kino pavasarį. Prieš tai pirmiausia dar užsukome į ukrainiečių vyno barą Pjana Vyšnia. Šio baro interjeras mane tiesiog sužavėjo, o ir karštas vynas tokiu oru buvo tiesiog tobula. Nu tai ką? Sveikatėlė. Ir galiausiai atkeliavome į kino pavasarį. Kas man truputį buvo neįprasta, kad kino seansas vyko operos ir baleto teatre. Bet visa sukurta atmosfera mane be galo džiugino. Šį vakarą mes žiūrėjome japonų filmą Monstras. Bet prieš filmą man dar teko paragauti garsią operos ir baleto teatro šokolado, kuris buvo be galo skanus. Ir galiausiai atėjo laikas kino seansui. Filmas man labai patiko. Labas rytas, sveikinu su jumis iš kovo 4 dienos. Dabar jau esu oro uoste ir pasidalinsiu, kokie buvo šios nakties mano, kaip sakyti, įspūdžiai ir netikėti dalykai. Taip, dabar einu į lounge'ą, pasimsiu ką nors atsigerti, atsisėsiu ramiai. Atėjus į lounge'ą, aš tiesiog ramiai pasėdėjau ir palsėjau. Šiame lounge'e visada taip tylu ir ramu, kad nesinorėjo trikdyti šios tylos ir nebuvo laiko, kur papasakoti apie savo nakties įspūdžius. Vis dar atrodo kaip pritrankyta. Dabar galvoju, gal einu, prisileisiu vandens, susirasiu tylų kampelį ir tada pakalbėsiu. Čia dabar tam lounge'e tiesiog pasėdėjau, palsėjau ramiai. Su tais liftais. Kaip bebūtų keista, Vilniaus oro uostas pirmadienį buvo be galo pilnas ir užimtas, tad nebuvo laiko ir vietos, kur vėl galėčiau pasidalinti savo nakties įspūdžiais, bet pasidalinsiu tuo vėliau. Iki kito skrydžio turiu valandą 10 minučių. Manau, kad viskas spėsiu, bet tiesiog noris nueiti gerokai anksčiau. Tikiuosi, viskas bus ok. Skrydis praėjo sėkmingai, pramiegau visą tą laiką, tai užskaitau, jeigu naktį nemiegau ir dar tikiuosi bus laiko papasakot, kas nutiko man šią naktį. Jeigu ne, tiesiog iš namų įkriausiu. Taigi, praeita per visas apsaugas, viskas laiku, praktiškai be streso. Jau dabar galiu nusiraminti, atsipalaiduoti ir jau dabar laukia ilgas tiesiog skrydis namo. Mano grupė dar čia, tai turiu laiko, bet greit gal dabar papasakosiu, kas man buvo. Žodžiu, vakar, kaip minėjau, tam buvom pas mano tą draugę. Pasidėjom, nuvarėm į kino pavasarį ir tada galiausiai man naktį jau užmiegus pradėjo darytis bloga, tai tiesiog visą beveik naktį pratupėjau prie klozeto, kaip sakant, beveik. Tai ačiū Adomo tėvams, kad manim pasirūpino, nes buvo labai blogai. Net kvestionavau klausimą, ar išvažiuosiu ar ne.
Bet nieko, jau dabar po truputėlį vis geriau. Viskas bus tvarkoja jau dabar, tik man sėdėti nebėra sunku, nes vat ir pirmajam skrydį visai neblogai buvo. Pagaliau pakeliui namo, nes visai pasilgau jau namų. Tai va, sveiki visi, su jumis kalba Aurelija iš jau ateities, jau praėjo kuris laikas po mano kelionės ir editinimą supratau, kad aš neturiu šio video galo, nes tiesiog, kaip minėjau, man paskutinę naktį prieš vykstant atgal į Bostoną pasidarė labai bloga ir iš tikrųjų šitam video, kai kalbėjau Kopenhagos oro uoste, aš net nepertikiau viso to jausmo, ant kiek man buvo blogai iš tikrųjų, kad aš jau galvau, kad reikia greitąją kviesti, žodžiu, buvo tikra tragedija. Kai jau tik grįžau namo, jau buvau visiškai išsekusi ir nebuvo jokių jėgų toliau kažką filmuoti, nors galvojau, kad šiek tiek ten ir reziumuosiu, nes dar Bostono oro uoste ir jau šiek tiek geriau pradėjau jaustis, bet grįžtant nuo pradžių norėjau reziumuoti visą šią kelionę, kuri, aš manau, pasisekė gana puikiai, susitvarkiau visus reikalus, kuriuos norėjau, leidau laiko su šeima. Ten paskutinę dieną dar pavyko nukeliauti net ir kino pavasarį, kas buvo labai smagu. Tai va, paskutinę naktį tik kad pasidarė labai bloga ir ten prasikankinau iki pat gal 5 ryto. Kaip jau dar kartą minėjau, ačiū Adomo tėvam, kad manim pasirūpino, nes buvo tikrai labai blogai ir važiavo vaistų man paimti ir prižiūrėjo. Be galo esu dėkinga už tai. Galiausiai porą valandų pasnaudus jaučiaus negerai, bet pakankamai, kad galėčiau judėti per oro uostą ir kažkaip save transportuoti atgal į Ameriką. Visa kelionė buvo gana sklandi, kad ir tas trumpas persėdimas man nebuvo problema, tai jau ne pirmas mano kartas ir man iš tikrųjų šitas skrydis labai patinka. Nuskridome į Kopenhagą, jau jaučiaus geriau, nors pramiegojau visą laiką. Tada įlipau į lėktuvą į Bostoną ir net neminėjau, kad turėjau iš tikrųjų vidurinę laisvą vietą, sėdėjau su tokiu vienu vyriškiu ten, bet žodžiu, buvo labai komfortabili kelionė, vėl galėjau ilsėtis, miegoti, ten tiesiog ramiai nesusispaudus sėdėti ir kuo toliau, tuo mano savijauta gerėjo, bet galiausiai grįžus namo, buvo labai smagu susitikti su Čips ir Adomu. Grįžus namo, galvojau dar reziumuosiu, kaip sakant, norėjau ant tų šviežių visų emocijų, ant tos šviežios savijautos, bet nuoširdžiai pasakius, man jau reikėjo skau paskutinės jėgas, nes dar grįžau su traukiniu. Grįžau namo, Adomas mane pasiėmė nuo traukinio ir grįžus namo, pirmą kartą truputėlį užkandau, nes, kaip žinom, apsinuodėjau maistu ir labai atsargiai rinkausi ir ką valgyti ir panašiai, kad vėl nesuerzins skrandžio. Bet ne apie tai esmė, tiesiog norėjau pabaigti tą, kodėl tiesiog nebuvo jokio galo. Svarbiausia, grįžau. Visa kelionė buvo labai smagi ir pavykus, labai džiaugiuosi. Tik norėjau reziumuoti šitą kelionę. Ačiū, kad žiūrėjot, praleidot laiką su manimi. Tikiuosi, šie vlogai jums patiko. Nepamirškit užsiprenumeruoti, paspausti patinka, pakomentuoti, o gal dar net nueiti į mano Instagramą ir užsifollowint. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjot ir tikiuosi jūs pamatyti savo ateities video. Iki.